Taigi šiandieną mes pradėsime Mato Evangelijos 3 skyrių ir aš labai ilgai galvojau, ar kalbėti apie Jėzaus vaikystę, apie kurią Matas nerašo. Prisiminkime, kad Matas pristato Jėzų kaip karalių ir jam vaikystė Jėzaus nėra labai svarbi. Kam ten įdomu, kaip augo tas karalius, ar ne? Ir tarp Mato Evangelijos 2 ir 3 skyriaus iš tikrųjų yra 30 maždaug metų laikotarpio atkarpa praleista. Ir apskritai apie Jėzaus vaikystę Evangelijos labai mažai kalba. Vienintelis, kuris pamini šiek tiek apie Jėzaus vaikystę, yra Lukas, Luko Evangelijoje. Taigi mes, kaip sakau, apie Jėzaus vaikystę nieko nežinome. Ir aš noriu, kad mes šiandieną atsiverstume Luko Evangelijos 2 skyrių nuo 40 eilutės. Mes paskaitysime porą eilučių, kur minima Jėzaus vaikystė. Luko 2 skyrius 40 eilutė. Čia parašyta: Vaikelis augo, tai yra Jėzus. Vaikelis augo, stiprėjo dvasia, buvo pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Taigi Jėzus turėjo augti, jis neliko kūdikėliu, jis augo. Ir aš nežinau, kokio amžiaus yra jūsų vaikai, bet aš kartais pasižiūriu savo vaikus, ar jie būtų 5, ar jie būtų 10 metų. Ir prisimenu, kad Jėzus irgi kažkada buvo 2 metų, kažkada buvo 3 metų, kad kažkada buvo 5 metų. Ir aš bandau įsivaizduoti, kaip tas Jėzus, koks jisai buvo, kai jam buvo tiek metų. Ir aš savo vaikams dažnai primenu, kad sako, Jėzus buvo irgi 9 metų, Jėzus buvo ir 13 metų. Ir jis turėjo augti, tai kaip ir kiekvienas iš mūsų. Prisiminkime, kad jis tapo žmogumi. Ir taip, jisai buvo ir kūdikis, jis ir verkė, jisai buvo ir vaikas. Ir sako, jis stiprėjo dvasia. Jisai ir dvasiškai, nes jis save apribojo. Filipiečiams laiške sako, kad jis save apribojo, kai atėjo į žemę. Jis turėjo stiprėti ir dvasiškai, taip ir kiekvienas iš mūsų. Ir jis buvo pilnas išminties. Kaip įdomu būtų auginti vaiką, kuris pilnas išminties ir ne bet kokios, o Dievo išminties. Marija tikrai buvo palaiminta moteris, nes jai reikėjo auginti tokį nuostabų vaiką. Ir Dievo malonė buvo su juo. 41 eilutė. Jo tėvai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Paschos. Pascha tai buvo viena iš didžiausių izraelitų šventė. Jie šventė Izraelio išėjimą iš Egipto, kada jie Egipte vergavo apie 400 metų ir faraonas juos labai spaudė, juos labai skriaudė ir galiausiai pradėjo, net buvo išleistas įsakymas žudyti izraelitų kūdikių berniukus, kai jie gimsta. Ir izraelitai šaukėsi į Dievą ir Dievas atsiliepė ir po 400 metų jis atėjo juos išvaduoti per Mozę ir stebuklingai siųsdamas bausmes Egiptui. Pagaliau faraonas juos išleidžia ir paskutinę dieną, paskutinę bausmė, po to, kai 9 kartus faraonas neklausė, 10 bausmė buvo labai baisi. Dievas perspėjo, kad per Egiptą perės mirties angelas ir kiekvienas žmogus, kuris turi paskersti avinėlį, patepti savo durų staktą avinėlio krauju ir tai bus ženklas, kad angelas neturi užeiti į tuos namus, tai ženklas, kad žmonės pasitikė Dievu ir jo išgelbėjimu ir tuos namus aplenks mirties angelas. Tai ir jie skubiai turėjo išeiti, dėl to per Paschą jie skerdžia
avinėlį, kuris simbolizuoja atpirkimą, ir valgo neraugintą duoną, nes raugas duonos nespėjo įrūgti. Ir štai vieną kartą metuose keliauja Marija ir Juozapas į Jeruzalę, ten, kur buvo šventykla, švęsti Paschos. Prisiminkime, kad jie gyveno Nazarete. Ir nuo Nazareto iki Jeruzalės buvo 104 kilometrai, ir kelionė pėsčiomis truktų kokias 4-5 dienas, priklausomai kokiu keliu jie ėjo. Taigi kelionė buvo netrumpa ir gan sudėtinga jiems. Keliauti teko ir per karštį, ir per kalnynus. Ten gamtovaizdis yra toks gan nedraugiškas kelioniai. Ir dažniausiai keliaudavo grupėmis, ne po vieną. Taigi jie keliauja į Jeruzalę. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Taigi vienintelis paminėjimas konkretus apie Jėzaus vaikystę, tai yra, kai jam buvo 12 metų. Ir štai kas iš mūsų turi 12 metų vaiką, pasižiūrėkime jį ir galime įsivaizduoti, kaip atrodo, kokio ūgio buvo Jėzus. Jisai buvo dar vaikas. Ir jis keliauja su tėvais į Jeruzalę. Pasibaigus šventės dienoms ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet Juozapas ir jo motina to nepastebėjo. Šventė truko ne vieną dieną ir po šventės Juozapas ir Marija keliauja namo, o vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje. Ir jo motina ir Juozapas nepastebėjo, kad Jėzus nėra tarp jų. Ir man šita istorija yra gan juokinga kaip mamai. Ar esate kada nors pametę savo vaiką kur nors mugėje, parduotuvėje, ar renginyje kur nors? Jūs turbūt žinote tą jausmą, kai tiesiog žaibas pereina nuo galvos iki kojų, arba galbūt buvo jums situacija, kada atrodo tik pasižiūrėjai kažkur į šalį, vaikas kažkur dingo ar pateko į kažkokią pavojingą situaciją, arba tau tiesiog ant akių jis pateko į pavojingą situaciją ir tu tiesiog net nespėjai, čia atrodo, tik pažvelgi į šoną ir vaikas jau pateko kažkur į bėdą. Turbūt kiekviena iš mūsų yra buvusi tokia baisi situacija, kurią mes su siaubu prisimename. Ir tas jausmas, kai tiesiog žaibas atrodo trenkia tave nuo galvos iki kojų, ir tas adrenalinas tiesiog užplūsta tavo kūną. Ir jūs įsivaizduokite Juozapą ir Mariją, kai jie grįžta namo. Prisiminkime, kad Juozapas ir Marija turėjo ir daugiau vaikų. Tai nenuostabu, kad kai turi daugiau vaikų, yra šansas nors vieno nepastebėti. Jėzus ko gero buvo ne tas, kuris išdykėlis, kuris pastoviai save atkreipė dėmesį ir tu pastebi, kai jis yra. Tai jie pameta Jėzų didmiestyje, sostinėje. Ir jie net nepastebėjo, kad jo nėra šalia. Tai netgi šventi žmonės, dievoti žmonės kaip Juozapas ir Marija, nebuvo tobuli žmonės. Ir įsivaizduokit, auginate Dievo sūnų ir jūs jį pametate. Kokia nežmoniška atsakomybė, koks jausmas. Žodžiu, atsitinka tokių situacijų visiems mums. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėję dienos kelią pradėjo ieškoti jo tarp giminių ir pažįstamų. Taigi, kaip matome, jie keliauja ne vieni, keliauja būrys, kartu keliauja giminaičiai. Ir jie galvoja, Jėzus gal tam su giminaičiais kažkur eina. Bet irgi galvoja, nepatikrint, nepasižiūrėti. Maždaug filmas Vienas namuose, ar ne? Bet tikram gyvenime. Jie visą dieną keliauja ir nepastebi, kad Jėzus nėra tarp jų, kad jie paliko Jėzų Jeruzalėje. Jie pradėjo ieškoti. Jūs įsivaizduojate turbūt tą vaizdą, koks stresas, kokia baimė, kur aš pamečiau Dievo sūnų. Vargšė Marija ir Juozapas.
nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Ir įsivaizduokit, jie nesuranda, jie grįžta atgal. Aišku, turbūt ir mes, kai buvom pametę savo vaiką, mes visur paniškai jo ieškame, grįžtame tuo keliu, kuriuo atėjome. Ir štai jie grįžta dienos kelią į Jeruzalę. Aš įsivaizduoju, kokie jie buvo pavargę, jų visą dieną keliavo ir tiesiog skuodė, ko gero, į tą Jeruzalę. 46 eilutė. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Po 3 dienų jie surado Jėzų. Jūs įsivaizduojate, koks turėjo būti baisus laikotarpis, kiek streso jie patyrė, kiek baimės. 3 dienas Jeruzalėje jo ieškojo. Tada nebuvo nei telefonų, tada nebuvo nei radijo, nei televizijos, kad praneštų, va, pasiklydo toks ir toks vaikas. Po 3 dienų jie rado jį kur? Šventykloje. Jėzus nueina į tą vietą, kur yra garbinamas Dievas, pats Dievas, žmogaus kūne, sėdi šventykloje ir jisai bendrauja su mokytojais, jisai klausinėja jų klausimų ir klausosi jų. Kaip įdomu, ne? Pats Dievas klausosi Dievo žodžio mokytojo. Man įdomu, ką jie ten kalbėjo. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjusi jo išmanimu ir atsakymais. Taigi jau kai Jėzui buvo 12 metų, jisai buvo, kaip sakant, Dievas sako, pilnas išminties ir tikrai jisai daug išmanė jau Dievo žodžio ir visi tai pastebėjo. Ir visi stebėjosi, iš kur čia atėjo toks išmintingas vaikas. Pamatė jį, jie labai nustebo ir jo motina jam tarė: vaikeli, kodėl mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš sielvartaudami ieškome tavęs. Netgi pati Marija nustebo, kad jisai sėdi šventykloje ir kalbasi su mokytojais. Ir sako: vaikeli, kodėl tu mums tai padarei? aš labai dažnai, kai mano vaikam kas nors atsitinka pavojingo ir aš sakau: kodėl tu ten nuėjai? Vietoj to, kad pripulti, apkabinti ir pasidžiaugti. Taigi Marija neišminti, sako, kaltina Jėzų, sako: Jėzau, kodėl tu mums tai padarei? Ta vaiką, kodėl tu pasiklydai? Ir man būna tokia situacija, kai su vaikais: kodėl tu ten nuėjai? Kodėl tu važiavai be šalmo? Kodėl tu neatsargiai lipai ant tos laipynės? Taigi Marijos, matome, pilną žmoniškumą. Sako: vaikeli, kodėl tu mums padarėjai? Sako: mes, tėvas ir aš, sielvartaudami ieškome tavęs. Jis atsakė: kamgi manęs ieškote? Argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Ir Jėzus labai švelniai Marijai primena, kad ne Juozapas yra jo tėvas, o Dievas yra jo tėvas ir kad jam reikia vykdyti jo tėvo, dangiško tėvo valią. Ir Marija sako: tavo tėvas yra aš, Juozapas, bet juk Juozapas, prisiminkime, nebuvo jo tėvas, Juozapas buvo jo globėjas. Ir Jėzus šitoj situacijai dar kartą Marijai primena, kad jis yra Dievo sūnus. Bet jie nesuprato jo pasakytų žodžio. Jis iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą ir buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus tuos žodžius savo širdyje. Ir Marijai tas atsakymas pasirodė tuo metu toks keistas, bet jinai viską šitą dėjosi savo širdyje. Ta situacija, kad jis sėdi šventykloje ir mokytojai, netgi rašto mokytojoje stebisi. Ir ką jisai pasakė, jinai viską dėjosi savo į širdį. Taigi Jėzus grįžta į savo tėviškę, kur jis užaugo ir sako, jis buvo klusnus vaikas. Prisiminkime, kad Jėzus nepadarė nei vienos nuodėmės. Ir labai įdomu, kaip tėvams buvo auginti tobulą vaiką. Mums dažnai atrodo, kad mūsų vaikas yra pats tobuliausias, bet Jėzus iš tikrųjų buvo tobulas vaikas. Labai įdomu būtų pamatyti, kokie jo santykiai buvo su savo broliais, su savo sesėm, su mama, su tėčiu, su kaimynais.
Ir 52 eilutė kaip ir apibendrina visą jo vaikystę. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malonė Dievo ir žmonių akise. Ir štaigi apibendrintai Lukas sako, kad jis augo išmintimi. Jėzui taip pat reikėjo išmokti kalbėti, išmokti vaikščioti, išmokti skaityti. Va tuo galite padrasinti savo vaikus, kad netgi Dievo sūnui reikėjo išmokti visų šitų dalykų, neatėjo niekas automatiškai. Mes negimstame automatiškai super išmintingi ir super talentingi. Visko to reikia išmokti, netgi Jėzui visko reikėjo išmokti. Jis augo metais ir malonė Dievo ir žmonių akise. Tai reiškia, tiek Dievui jisai patiko ir tiek žmonėm jisai patiko. Ir galim padrasinti savo vaikus augti malonę tiek Dievo, tiek žmonių akise. Ir apie Jėzaus vaikystę tiek mes ir te žinome. Ir man labai patinka Jono Evangelijoje, pačioj pabaigoj, Jono Evangelijos 21 skyriuje, 25 eilutėje, Jonas irgi apibendrintai parašo tokį sakinį. Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu juos visus atskirai aprašytume, manau, kad visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurios būtų parašytos. Amen. Taigi yra tai, kas parašyta Biblijoje, Dievas išrinko tai, kas yra svarbiausia. Ką svarbiausia paminėti. Bet yra dar daug dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Ir Jonas sako, kad visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurios būtų parašytos. Ir man, kuri labai mėgsta skaityti knygas, kuri mėgsta Dievo žodį, ir aš gailiuosi, kodėl niekas neparašė tiek daug knygų apie tai, ką Jėzus padarė. Man tiesiog gaila, atrodo, galėjo dar daugiau parašyti. Juk taip nuostabu skaityti ir klausytis, ką Jėzus padarė savo gyvenime. Bet mes galim įsivaizduoti, žinot, kai būna skaitai kokią nors nuostabią knygą, ten Žiedų valdovas arba kokią nors Narnijos kronikos, ir tu persikeli į tą nuostabų pasaulį ir tau tiesiog autorius palieka vietos tavo vaizduotei, kas ten vyko toliau arba kas vyko tam tikrą laiko tarpą, apie kurį neparašyta. Tai Dievas irgi mums palieka tokios vietos vaizduotei. Kaipgi Jėzus gyveno vaikystėje, koks jis buvo. Ir manau, mes danguj sužinosim ir Dievas mums papasakos ir parodys daug daugiau. Taigi, tiek apie Jėzaus vaikystę.